Sakoma, kad ant kiekvieno kampo policininko nepastatysi. Jo tikrai nepastatysi ir prie vėlgi kiekvienos Kinijoje ar kitoj Azijos šaly registruotoje įmonėje, būtent internete registruotoje įmonėje ar socialiniuose tinkluose ir jų begalybei. Todėl šiandien, ko gero, kiekvienam iš mūsų kaip vartotojų yra ir iššūkis, ir pareiga. Ir noras būti racionaliu, ir vėlgi poreikis save apsaugoti, kad tiesiog nebūtumėm apgauti ir neužlėktumėm, liaudiškai sakant, ten, kur yra netikra internetinė parduotuvė, netikra paskyra. Apie tai vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorė Goda Aleksaitė ir kalbės. Netikros interneto svetainės pelėkautai lengvatikiams. Taip, pažiūrėsim, kokią mes pelę pagausim, bet aš esu pagauta prezentacijos pinklėse. O kodėl, kai aš ekrane paleidžiu, mane pasileidžia tenai? O, pasileido, man. Reikėjo tik panorėti. Aš nekantri tikėtina. Tai kągi, kaip ir Giedrius sakė, mes šioje sesijoje ateiname arčiau žmogaus. Ir net ir jau šioje pirmoje skaidrėje jau ir suponuoja mano tą pranešimo temą, kad vis tik tikėtina hipotezė tokia yra, kad daug ten tų pelėkautų ir eilinis vartotojas yra geras jaukas sukčiams. Na ir kągi, pasižiūrėkime, kur ten jisai pakimba. Kaipgi mes, kaip vartotojų teisių apsaugos tarnyba, veikiame savo darbę, galvodami, tirdami ir rašydami nutarimus. Mes tikime į vidutinį vartotoją. Koks jis yra? Informuotas, protingas, atidus, toks vidutinis, statistinis, atsisukime į savo lietuvį, tikėtina vidurinio išsilavinimo, gal kalba kokias 2 kalbas. Jeigu kalbėsime apie nuotolinėje prekyboje veikiantį vartotoją, kiek žiūrėjau pagal statistinius duomenis, tai būna paprastai moteris, perkanti 10 kartų dažniau nei vyras. Atsisukam į moterų jėgą. Iš tiesų, aš manau, kad ta grėsmė kyla. Mūsų pirmasis pranešimas, jeigu teisingai suprantu, lyg ir buvo toks pakankamai pesimistinis, kad nuotolinė prekyba, elektroninė komercija sustos ir taip nuosaikiai augs. Bet duomenys, kuriuos aš turiu, aš tikiu, kad elektroninė prekyba augs ir labai stipriai. Vien tai, kad mūsų per 2 metus skundai nuotolinėje prekyboje ūgtelėjo 40%. Kitas dalykas, štai kad ir Kinija, čia visai neseniai atnešta žinios Europos vartotojų centro, kur dalyvavo vartotojų švietimo sesijoje. Kalbėti apie Kiniją, kur jau 25% jaunų žmonių yra nedarbingi. Ir jie pakliūna į tas sukčių pinklės, kur netgi išvežami į privačias saugomas tokias teritorijas, kur priverčiami gaminti tas klastotes, gaminti klastojamas paslaugas. Ir tai yra tikrai didžiulė grėsmė. Čia net ir tiesiogiai susijęs su prekyba žmonėmis. Ir dar tokį trečią dėmenį, toks lyg ir fun fact, kaip tik aš apie jį šiek tiek šnekėjau Tbilisyje, yra Northern Georgia universitetas, kuris 2019 metais paskelbė tokį tyrimą apie alkoholio vartojimą ir nuotolinę prekybą. Tai 2019 metais net 45 bilijonai dolerių buvo gauti būtent iš nuotolinės prekybos. Ir, sakyčiau, ką padarė pandemija, tai mes alkoholį vartojame labiau. Yra vartotojo elgsenos net irgi tyrimai, kuomet naktį siunčiami laiškai, savaitgalį. Ir kiek lietuvaičių vartoja alkoholį, deja šie duomenys statistiniai irgi prasti. Tai suma sumarum nupiešiau tokį juodesnį paveikslą, kad vartosime nuotoliniai prekyboje tikrai labai daug, o kas ir grėsmė ir pavojų vis tik užkliūti už tų netikrų produktų, paslaugų ir svetainių yra dar didesnė. Ir pažiūrėkime, ką mes savo vartotojus išskiriame į tokias 3 grupės, nes tada atitinkamai žinosime, kaip ir elgtis ir kokie gali būti sprendimai su jais. Tai čia ta pirmoji grupė.
kur dėja nėra tokia informuota, protinga ir atidi ir, liaudiškai tariant, pasimauna ant Hermė rankinių, Timberlandų batų, kas iš tiesų Timberlandų batai man yra nuostabu, kodėl jie tokie populiarūs, kas apie juos, kad visi nori juos pirkti ir ar feikus, ar ką, tiesiog. Ir net nesusimasto žmogus, kad Hermė rankinė 50 eurų, Timberlandai 30 eurų. Toliau sėkmingai perka. Na kągi, tai ką mes galime su juo daryti? Mes vis tik tikime, kad čia tas softinės priemonės, šviesti, informuoti, ugdyti, ką ir ministrė šiandienai pasakė, iš tikrųjų ir uždiktavo, kad eime ir šviečiame tautą. Čia mes, aišku, nepraleisiu progos pasigirti, kad Vilnius yra mokykla, dalyvaujame šiame projekte ir tikrai stebėtinai sėkmingas projektas, kuomet pas mus iš pradžių buvo tik penktadieniai, kas antrą savaitę, o dabar turime ir 3 dienas, ir 2 per savaitę. Dabar bus kalėdinis maratonas, sustabdysim švenčių, pradėsime vėl tą švietėjišką veiklą. Nagi, tai su šitais apsišviesim išmoksime. Kas toliau? Antrieji. Jie sąmoningai perkasi, sąmoningai renkasi, jie nori tos brandinės prekės, ir dėja, jie perka jas. Jie ir Instagrame susiranda profilius, susirašinė asmeninėmis žinutėmis perkasi ir tose pačiose interneto svetainėse. O kur dar, jeigu taip į realybę grįžtant, štai mano vaikai buvo stovykloje UK ir skaitmena net nusileido į klastočių pardavimus. Jie turi skaitytuvus kortelėse, tie afroamerikiečiai gatvėse, kur pardavinėja brandinės rankinės ir šalikus. Tai įsivaizduot, kiek paprasta netgi tai įsigyti, nereikia grynųjų pinigų ir eurų. Tbilisis turi Louis Vuitton parduotuvės. Peikinės Louis Vuitton parduotuvės. Tai čia vėl apie tą grįžtant, ką Giedrius ir sakė, nepastatysi prie policininko, gal įmanoma kažkiek per trišalius susitarimus, ES formatuose, tas pats Europos vartotojų centras, kur šviečia ir konsultuoja žmonės, galime. Bet ar tikrai to tik pakaks? Nes žmogus sąmoningai renkasi pirkti klastotę. O gal vis tik jį reikėtų naming and shaming, sugėdinti portretą nusikaltusių žmonių, nusipirkusių feikus. Tai lyg ir jau čia turėtumėm susimastyti, kiek valstybė galėtų būti tik prevencinė. O gal jau ir atsirasti baudėja. Ir ką, čia jau ta, sakyčiau, sunkiausia grupė vartotojų, nes šie žmonės, protingi, atidus, apsiskaitę, žinantys, bet jie jau pakliūna ir tikrai sofistikuotas sukčių pinkles. Nežinau, kuris iš jūsų tiek yra patekęs, ačiū Dievui, aš irgi pati nesu patekusi, bet tas, kas mūsų praktikoje atsitinka, mes sprendžiame paprastuoju būdu, mes kreipiamės į tą prekės ženklą. Nes jie patys yra stipresni, kad galėtų apsiginti nuo šių sukčių. Tai čia jau yra ir baudžiamoji atsakomybė ir panašiai, bet čia jau sunkiausia ta vartotojų grupė, su kuria reikėtų, tiksliau su verslu, kuriuo reikėtų dirbti. Tai ką, pasižaidėme tos vartotojų grupės, išvelgėme ir dar galime pasižiūrėti per pavyzdžius, vis tik kokie jie buvo, kaip mus išdurdavo ir kokius mes turėjome atvejus. Taigi, kuri svetainė tikra? Palauk, kuria dažnai pusė, man kaip, ar kairė, ar dešinė? Dešinė. Dėja, jau viskas gerai, nieko tvarkoje nebėra, uždarytos tos svetainės, nebėra feikų, bet viskas priklausys nuo to, kaip jūs suvesite į Google paiešką svetainės adresą. Toliau važiuojam. Oi, Miglė, pataisyk, kuri tikra čia? Šita tikra. Gerai. Vėl tas pats, kaip suvesite į svetainę, bet labai lengva iš tikrųjų apsigauti iki tam tikro žingsnio, kai jau prieini prie mokėjimo, bet netgi kai prieini prie mokėjimo, vis tiek sugebėdavo žmonės spustelti ir prarasti pinigus. Tai atidumas, o kitą kartą, jeigu labai bijote, skambinkite, mums padėsim nusipirkti. Bet čia, matote, vien kiek avėjų bilietų, vėl tas pats. Vėl Rainieras, kurios ypatingai populiarios, bet vėlgi grįžtame, kai apibrėžinėjom vidutinį vartotoją, tai yra pigių bilietų avialinijos. Tai vadinasi, taikomasi vėl į tą pažeidžiamesnę ir finansinę prasme grupę. Nagi, čia paprasčiau.
Boschas, Bošas ir taip toliau. Matote, lengvi atrodo ženklai, kaip galėtume atpažinti, kasgi blogai su ja. Na, traškučiai matote, kaip išsiskyrė. Jau išmokų palyginimas lengvai jau atpažįstama. Man atrodo, čia jau taikytina jau tai antrai, trečiai grupiai šiek tiek protingesniai. Va, čiagi. Čia yra dezigualas. Ir jeigu atidžiau pasižiūrėsite, vienintelis dalykas, kuris galėtų išduoti, tai S raidė. Jinai nusisukusi į kitą pusę. Berods tai buvo, jeigu man teisingai pranešime parašė. Kas čia? Čia buvo iš tikrųjų nelengva atpažinti, bet čia nebuvo nurodyta kontaktiniai duomenys, kurie yra privalomi. Na, Ray-Banai. 2018 tik pardavinėjami Ray-Banai. Visą laiką pardavinėjami. Bet vėlgi galimai Google įsives Ray-Ban ir išmes fiktyvę svetainę ir sėkmingai nueisi ir nusipirksi ir tiksliau negausi netgi. Bet tie mylimieji Timberlandai, come on, kaip taip gali būti. Ir šiaip mes visada rekomenduojame ir patariame, kad pasižiūrėkite komentarus. Tai kaip jis tiki, kaip vertina. Bet čia jau matote, nerealu, Miss Ferrari, Miss Granizo, Ricketts ir Lopez, kad ar tokie egzistuoja žmonės. Neegzistuoja. Dirbtinis intelektas suveikęs neblogai. Čia ypatingai man ir pačiai atrodo, kaip įmanoma atskirti čia daniškų, labai kokybiškų prekių internetinę parduotuvę ir labai menkas skirtumas pačioje internetinės svetainės pavadinime. Vėlgi, čia jau tas tikrosios pinklės sukčių, kur galima būtų lengvai įkliūti. Prašau. Tommy Hilfiger irgi vienas iš tų, kur dažniausiai užkliūname. Aš net vėlgi norėčiau taip grįžti į atsisukti Lietuvą, pirkim prekę lietuvišką arba eikime į humaną, mažiau vartokime. Čia matote toks linksmesnis vėlgi mados nauji vyrai tiesūs džinsai. Ar įmanoma? Grynieji pinigai. Vėlgi. Kur grynieji pinigai? Viską iš šešėlių ištraukiame, o dabar vėl grįžtame į grynuosius pinigus ir dar nuotolinėje prekyboje skaitmeninėje erdvėje. Taigi, tiesiog jau čia raudona šviesa šviečia. O tie įspūdingi aprašymai. Čia tiesiog verta sustojimo ir vien jau prekės kokios įspūdingos. Irgi, aš tai, žinokit, atsiprašau, nebūsiu seksistiška, bet aš matysiu tą moterį, kuri sėdi kažkur regione, pasižiūrėjus TV pagalbą įsijungia ir turbūt tinkamai neperskaito ir užsisako tą prekę. Tai va, tai šviečiančiai krištolo šalyje. Dar, kas iš tikrųjų dar dažna, ne vien tik apie tas feikinės svetainės, bet ir dar patį produktą, kurį gauna vartotojas. Labai gražius kailinius čia pamato, nusiperka, o gauna dėja prastokoką prekę. Tai labai iš tikrųjų dažnas atvejis, ne tai, ką matome, gauna. O, čia irgi būna nepaprastai populiaru, rinkinėlį gauni detalių, susirink pats ir dar net be instrukcijos. Tad prašau, vėl išsidūrėm. O čia link mano pranešimo pabaigą noriu apie silkę. Čia, žinai, aš tai dar į Faustą pažiūrėčiau, kuri tikrai gurmanė ir galėtų dar istoriją daugiau papasakoti. Ar žinote, kas yra ta Matija silkė? Tai gerai, kaip tikriems lietuviams, aišku, mūsų sūdytą labiau norite. Tai Matija silkė yra Olandų 14 amžiuje išpopuliarinta, tai yra jauna, neneršusi silkė. Ji gaudama nuo gegužės iki Liepos mėnesio, jinai ypatingai yra išdorojama, tai yra vienu pjūviu ištraukiama visas tie kauliukai ir kažkokia liauka, kad nebūtų kartu. Čia vėl apie tą patį kartu, bet ne kartu. Ir štai jinai iš tikrųjų šiaip brangi silkė. Aš ją labai mėgstu. Nesiūlyčiau ją dėti į mūsų pamėgtą silkę pataluose, nes ten reikia ryškesnio skonio, suresnės, tikros lietuviškos. Ir, jinai, kaip sakau, brangesnė, skanesnė. Ir štai lietuviškų prekybinių centrų lentynose atsiranda ir lietuviškai supakuota ta silkė. Mes šito atveju netyrėm čia persidenkinti kompetenciją ir ne viską nebūtina tirti ir bausti valstybei.
Tai, ką jūs vis tik išvelgiat? Nu, kas nors garsiai pasakykit, ką perskaitė. Matęs, užkibote ant kabliuko. Čia yra kabliukas. ir silkė kainuoja 2-3 eurus, tiek matės tikrai nekainuoja ir lietuviškose prekybcentriuose net nelabai ir nusipirksi, dažniausiai butikuose. Na tai va, čia labai tas aukšto lygio vidutinis vartotojas pakibote. Tai kągi, aš taip normaliai taimingą įsibrėžiu. Na va, tai persižiūrėjus tos pavyzdžius, išsiskirščius tos vidutinius vartotojus, kasgi mums peršasi. Man žinokit, taip peršasi mintis, kad mes vis tik visi pažeidžiami. Ir ypač persipinantiems pasauliams, fiziniam ir skaitmenai, nebėra tokio, kuris nenukentės. Ir čia aš turbūt linkėčiau, taip kaip ir pradžioje su sveikinimo tostu, tos bendrystės, bendrų pastangų ir tam fiziniam pasaulyje atrasti žmogų ir konsultantą ir valstybės institucijos, kurios padės jums būti stipriems, sąmoningiems ir žinantiems. Tai ačiū Jums. Ačiū Jums.